Lietuva ruošiasi artėjantiems prezidento rinkimams. Sąjūdžio klubas, būdamas aktyvia visuomeninė jėga ir reaguodamas į dabartinę situaciją šalyje, surengė spaudos konferenciją, kurioje išsakė savo poziciją dėl prezidento rinkimų. Svarbiausias pareiškimo teiginys yra tai, kad Lietuvos prezidento rinkimai vyksta faktiškai neveikiančios demokratijos sąlygomis. Todėl labai apgailėtina, kad ne tik visuomenė, bet ir dalis žiniasklaidos įdeda labai daug laiko ir pastangų, spėliodami, kas bus kandidatas, bet nekelia iš tikrųjų esminio klausimo. Kokie bus rinkimai? Tai, kad rinkimai gali būti spektaklis, jau išduoda dar net neprasidėjusios rinkimų kampanijos kai kurie požymiai. Šiems rinkimams iš tiesų kontekstas visuomeninis yra itin nedėkingas. Tai galų gale kaip faktą jau demonstruoja mūsų šiandieninė Seimo sudėtis. Manau, kad prezidentų rikiuotė, kurią mes matome iki šiol, taip pat nieko gero nežada. Ir dėl to patys svarbiausi įvykiai, politiniai įvykiai vyks nepaprastai dar pasunkintomis finansinės krizės sąlygomis. Klubo pareiškime, kurį perskaitė Sąjūdžio klubo pirmininkas Zigmas Vaišvila, teigiama, kad šie prezidento rinkimai turi būti vertinami kaip galimybė pradėti Lietuvoje atkūrinėti faktiškai neveikiančius demokratinio valdymo principus. Artėjantis Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai bus kaip niekada reikšmingas šalies politinio gyvenimo įvykis. Jie vyks gilios sisteminės valstybės krizės sąlygomis. Nuo šių rinkimų pobūdžio ir baigties smarkiai priklausys, ar išryškėjusios neigiamos Lietuvos raidos tendencijos toliau stiprės, ar vis dėlto įvyks esminiai visų gyvenimo sričių atsinaujinimą laiduosiantys pokyčiai. Manome, esant būtina viešai paskelbti principinės savo nuostatas dėl šių rinkimų. Konferencijoje Sąjūdžio klubas pabrėžė, kad nėra politinė organizacija ar partija, todėl rinkimuose savo kandidatų nekelia. Tačiau klubas laikosi nuostatos, kad teisę iškelti savo kandidatūrą į prezidentus gali pasinaudoti kiekvienas Lietuvos pilietis, kuris atitinka Konstitucijos ir rinkimų įstatymo keliamus reikalavimus. Tai gali padaryti ir bet kuris Sąjūdžio klubo narys. Partijos visada yra susijusios jau su tam tikrais daliniais įsipareigojimais. Klubas jokių dalinumų neturi pripažinti, išskyrus vieną vienintelę nuostatą – Lietuvos valstybę ir Lietuvos tautą, kuri nori gyventi čia. Rinkimų laikotarpiu Sąjūdžio klubas ketina įvertinti visų kandidatų moralinės ir dalykinės savybės, bei apsvarstyti jų tinkamumą užimti šalies prezidento postą. Klubas pasilieka teisę remti savo pasirinktą kandidatą ar neremti ne vieno iš jų, viešai pateikdamas tokio sprendimo priežastis ir motyvus. Klubas sako, pareiškime labai atvirai, kad kiekvienas klubo narys turi teisę kelti savo kandidatūrą, bet tai darydamas jis turi aiškiai suprasti ir suvokti, kad žaidimo taisyklės bus labai griežtos. Kitaip tariant, tą akimirką, kai jis iškels savo kandidatūrą, jis turės sutikti su tuo, kad bus vertinamas klubo, nepaisant be abejo akivaizdžių emocinių ryšių, atsiminimų ir taip toliau, kaip vienas iš kandidatų. Ir jam galbūt galima bus nuoširdžiai linkėti, kad jis tikrai būtų geriausias, bet įrodyti tai jis privalės. Klubo pareiškime aiškiai suformuluota, kad svarbiausias kriterijus vertinant prezidento rinkimuose dalyvaujančius kandidatus bus vasario 9-ąją Sąjūdžio klubo paskelbta vertybinių nuostatų deklaracija. Labai reikšmingas dokumentas, kuris iš esmės atkuria Lietuvos nepriklausomybės nuostatas, formuluotas tiek steigiamajame suvažiavime, tiek kovo 11-osios akte, tiek galų gale 92 metų Konstitucijoje be vėlesniųjų pataisų. Ir dėl to laikau, kad šitos
vertybinių nuostatų deklaracijos išpažinimas yra iš tiesų žmogaus, kuris nori eiti į politiką, kokybės paliudijimas. Ir dėl to sakyčiau, kad tokius žmonės, kurie išdrįsta prisimti tas nuostatas ten deklaruotas, aš asmeniškai taip pat remčiau ir rekomenduočiau klubui remti, jeigu mes tą nutartume. Šito pareiškimo prasmė ir tikslas yra duoti pavyzdį, kaip tokius rinkimus turi pasitikti mąstantis Lietuvos pilietis. Jame yra išdėstytos principinės, sveikos, blaivios ir pilietiškos laikysenos nuostatos. Svarbiausia nuostata yra ta, kad mąstantis pilietis nėra tas, kuris puola pritarti nežinia iš kur atėjusiam ir nežinia ką galinčiam nuveikti kandidatui, bet pasako, kad kandidatas pirmiausiai privalo prisistatyti pas jį su savo veiksmų programa. Mano įsitikinimu, tik tas prezidentas galėtų ką nors šiandien padaryti Lietuvoje, kuris eidamas į savo postą nebijotų būti nukautas. Tiesiog fiziškai. Iki šiol prezidentai buvo numušinėjami morališkai ir dvasiškai, kompromituojant juos kaip asmenis ir kaip pareigūnus. Manau, kad tas ateinantysis turėtų turėti tokį savo ėjimo į prezidentus pamatą, kuris negalėtų būti pajudinamas į jokiais šitokiais aspektais ir kuris galėtų veikti tiesiai, rodydamas kryptį, kurią mes turime eiti ir pats pirmasis prisiimdamas to vedėjo, tos vėliavos vaidmenį. Va toks būtų jau turbūt bandomas nukauti ir kitaip. Tai yra rimtai pašalinti, kaip yra daroma šiais laikais, kaip buvo daroma visais laikais. Bet tokios baimės jis turėtų būti atsikratęs iš anksto. Kitaip sakant, ne gelbėtojo mums reikia, o žmogaus, kuris nebijotų taikos dienomis būti kreiviu. Primename, kad Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų pirmasis turas vyks gegužės 17 dieną. Antrasis turas, jei prireiks, planuojamas kartu su Europos parlamento rinkimais birželio 7.